Nes mes neturim jokio ryšio su šita partija ir pirmą kartą per 30 metų Lietuvos žmonės užtat turi pasirinkimą arba rinkti vieną iš 15 sisteminių partijų. Tos sisteminės Seime pasivadina pozicija, opozicija, tos, kurios nepatenka į Seimą, tiesiog sėdi, kiurkso ir nieko nedaro, bet jos yra sistemos sudėtinė dalis. Taigi, Eduardo Vaitkaus sąrašas yra nesisteminė. Tie, kurie nėra parinkti sistemos. Ir Lietuvos žmonės pirmą kartą turės galimybę pasirinkti arba balsuoti už sistemą, arba nesisteminę. Būtent šitą sąrašą numeris 5. Mes nesam politikai. Kodėl? Todėl, kad tikrieji politikai yra tie, kurie pasirengę meluoti apie bet ką ir bet kur, kad tik juos išrinktų. Tai Amerikos demokratų partijos viceprezidentės žodžiai. Ir mūsų uždavinys yra žmonėms pranešti, kad Lietuva neparduodama ir Lietuvos žmonės gali būti ir privalo būti šeimininkai savoje šalyje. Norint to pasiekti, reikia keletą liktai ir nedidelių užduočių atlikti. Pirma, išvalyti informacinę erdvę Lietuvos informaciniai sistemai nuo užsienio propagandos, nuo užsienio agentų. Nes kitaip mes nesukursime realaus pasaulio vaizdo, nes užsienio agentų užduotis sukurti mąstymo ir veikimo sistemą Lietuvos žmonėms, pateikiant subtilų melą. Toliau sekantis punktas neabejotinai svarbus. Reikia rinkimų įstatymus pakeisti, nes mes šiuo metu turime sistemą, kai per vieną dieną, pavyzdžiui, spalio 13 dieną per Seimo rinkimus, vienas asmuo 2 kartus gali būti išrinktas į Seimą, po to jisai atsisako būti Seimo nariu ir jisai pasilieka Seimo nariu. Aš kalbu apie totalų absurdą, kuris yra oficialiai įteisintas. Aš kartu kalbu apie finansinės injekcijas tom partijom, kuriomis žmonės nepasitikė. Pavyzdžiui, Landsberginė partija kas mėnesį po 100 000 eurų gauna iš mūsų pinigų, mokesčių mokėtojų. Uspaskicho partija gauna po 30 000 kas mėnesį, tam, kad korupcinę baudą 300 000 eurų galėtų sumokėti. Ir jie demonstruoja politinę prostituciją. Tiek Seime, tiek ne Seime. Ir viskas tai yra įteisinta. KGB sąrašus išviešinti užtat būtina ir privalu. Eikime toliau. Apie teisinę sistemą ir kovą su korupcija vėliau Mažvydas Misiūnas pakalbės. Švietimo sistema, kadangi mes ją žlugdome, o be švietimo sistemos nėra Lietuvos ateities. Mūsų nebelieka ir kaip valstybės. Po keliasdešimt metų. 30 metų patirtis tai rodo, į kur mes nuėjome. Tai švietimo sistema prioritetinė, pinigų skirti tiek, kiek sugeba paimti ir mokymo kokybė. Svarbiausias reikalavimas. Socialinėse reikmėse 200 000 Lietuvos žmonių sąmoningai valdžios nurodymų jie gyvena taip, kad žemiau absoliutaus skurdo ribos. Pinigų yra. Pinigų yra. Jeigu 200 000 žmonių po 150 eurų pridėtumėm per mėnesį visiems, tai būtų tik 380 milijonų eurų, o Ukrainai mes padovanoti pasižadėjom po daugiau kaip 500 milijonų eurų kasmet ir jau 1,5 milijardo padovanojame. Pinigų yra, noro, politinės valios nėra. Ekonomiką sutvarkyti galima, jeigu mes turime kryptį ir valią ir norą. Jeigu mes paskolintus pinigus pravalgome, o tą padaroma po 3 milijardus kasmet ir gyvename savo anūkų sąskaitą. Rajonuose reikia vystyti pramonę. Ir rajonam reikia suteikti savivaldos galimybę, savivaldos, kurią aprūpinam finansais. Seniau TSRS laikais Maskvos prašydavo leidimo, dabar rajonai turi prašyti Vilniaus. Duokite pinigėlių, mesgi neturime. Rajonai turi būti finansuojami, kad patys spręstų savo lokalias problemas
centriniai valdžiai prisidedant, kai tos problemos yra per didelės jiems patiems išspręsti. Apie tautinės nesantaikos kurstymą vėliau pakalbės Igoris Zanimanskiai. Aleksejus Zanimanskiai. Mūsų uždavinys yra Lietuvos žmonėms pasakyti, kad moralė ir padorumas gali ir turi būti šio Lietuvos pasaulio dimensija, nes kitaip valdžios išsidirbinėjimai nesibaigs, nes kitaip valdžios prostitucijai nebus pabaigos. Ir mes tą galim padaryti. Tai dabar perduodu žodžią apie teisę ir teisingumą ir korupciją Mažvydui Misiūnui. Korupcija tai vėžys griaužiantis valstybės pamatus. Tai nėra vien tik moralinė problema, tai yra problema, kuri atima iš mūsų laisvę ir taip pat mūsų ateitį. Korupcija griauna pasitikėjimą ir problema ta, kad korupcija įsišaknijus mūsų valstybėje jau daugelį metų. Sisteminė korupcija, kuri apima ir žiniasklaidos korupciją, ir politinę korupciją, ir be abejo teisėsaugos korupciją, nepotizmą, iškreipia mūsų valstybės funkcionavimą. Mes prarandame tikėjimą valstybę. Ir šiandien, kai sisteminė korupcija atima kasmet iš Lietuvos 10–11% bendro vidaus produkto, o tai yra maždaug 4 milijardai eurų kasmet. Ir tai nėra vien tik tai skaičiai, tai yra mūsų ir mūsų vaikų ateitis, tai yra mūsų švietimas, tai yra mūsų sveikatos apsauga, tai yra mūsų infrastruktūra ir be abejo tai yra mūsų pasitikėjimas valstybė, institucijom ir kitais institutais. Politinė korupcija be abejo jinai iškreipia visą politinį vaizdą mūsų šalyje, institucijos, kuriuose apstu yra angažuotų ryšiais susijusių, giminystės ryšiais susijusių tarnautojų. Be abejo jinai priima tik tai saujeliai žmonių, sakykime taip, jiems palankius sprendimus. Žiniasklaidos korupcija taip pat iškreipia nuomonę, ją formuoja už pinigus ir formuoja palankiai tiems, kas gali susimokėti už ją daugiau. Tai iškreipiamas tiesiog vaizdas, realus vaizdas gyventojams, paprastiems žmonėms apie tai, kaip funkcionuoja mūsų valstybė, kokioje situacijoje mes esame, kokia yra finansinė mūsų situacija valstybėje. Ir tai yra didžiulė problema. Bet Eduardo Vaitkaus sąrašas kartu su Lietuvos liaudies partija numeris 5, mes ne tik tai šnekame apie šitas problemas, mes siūlome konkrečius žingsnius ir konkrečius sprendimus, kaip tai pažaboti. Pirmas yra ypatingo prokuroro instituto įtvirtinimas. Ypatingas prokuroras leistų mums spręsti sisteminės korupcijos problemas, kurių negali spręsti eilinės teisėsaugos institucijos arba, sakykime, neeilinės teisėsaugos institucijos, kurios dažniausiai yra susijusios ir angažuotos politinių tam tikrų įtakų ir kitokių įtakų. Ypatingas prokuroras, kuris kartu su ombudsmenu ar kitų žmogaus teisių pareigūnų, kuris gina žmogaus teises, galėtų ištirti visas bylas, kurios susijusios su sisteminė korupcija ir nepalikti nei vieno asmens, kuris yra atsakingas už sisteminės korupcijos vystymasi ir įvairius sandėrius nešvarius ir nebūtų nenubaustas. Antrasis mūsų tikslas yra teismų tarėjų įtvirtinimas. Kam tai? O būtent teismų tarėjai būtų kaip galimybė susigrąžinti pasitikėjimą teismais. Teismų tarėjai būtų renkami iš visuomenės. Jie padėtų teisėjui
vertinti skaidriai ir nešališkai įvairius įrodymus ir taip įgyvendinti teisingumą mūsų šalyje. Bet pats svarbiausias dalykas, kad visuomenė jaustų, kad jie yra dalis to teisingumo įgyvendinimo. Šiuo metu jie yra nustumti. Taip pat trečiasis mūsų pasiūlymas yra korupcinių nusikaltimų senaties termino panaikinimas. Tai yra, kaip žinia, sisteminė korupcija ji yra veikiama labai subtilių metodų, subtilių mechanizmų. Tai dažniausiai paaiškėja tik tai tuo met, kada praeina daug laiko. Ir tuo sisteminės korupcijos tie žmonės, kurie užsiema sisteminę korupciją, kurioje yra ir politinė korupcija, ir žiniasklaidos korupcija, ir įvairūs ryšiai, nepotizmas, jie be abejo laukia, kol tie terminai nusikaltimų tyrimui baigsis ir tuomet galvoja, kad čia geriausias būdas taip yra paslėpti ir su tuo išvengti tos atsakomybės. Mes sakome, kad tai turi baigtis, nes tai yra svarbiausia mūsų gyvenimo dalis šiai dienai, sisteminė korupcija, su kuria reikia kovoti. Ačiū Mažvydai ir Aleksej Zanimanskiai apie tautinę neapykantą Lietuvoje. Patikslinsiu, Aleksej Zaniemanskiai, Nemunas upė ir aš Nemunas Zaniemanskiai, užnemunėtis. Apie neapykantos kurstymą. Visi prisimenam Valinsko žodžius, tokius reikia žudyti. Ir po šitų žodžių nebuvo jokios reakcijos, teisėsaugos reakcijos. Jį pateisina. Reiškia, taip galima daryti. Reiškia, dar uždegė žalią šviesą tam. Paskui atsirado Ramanauskai su savo pasakymais ir taip toliau. Tai reiškia, valstybė leidžia tą daryti, taip sakyti. Bet žmonės galvoja, kad žudyti tai pastatyti prie sienos ir žudyti. Lenkataučius, rusakalbius. Ne prie sienos, nešaudyti, o vyksta žudymas kitais būdais. Tu gali žudyti šeimas, tu gali žudyti lėtai, neduoti medicinai, neduoti lėšų studijoms ir taip toliau. Tai aš asmeniškai susidėjau su tuo. Mano šeima 1,5 metų teismuose dėl to, kad mes negalim susijungti su žmona. Jie apkaltino grėsmės valstybės saugumui. Galima grėsmė valstybės saugumui. Už tai, pagalvokit už ką, už tą, kad jinai būdama studentė, totorė, iš tremtinių šeimos Sibirė, būdama studentė prieš 12 metų, jinai dirbo Sberkasui, o kuria priklauso dabar bankų, kurias sankcionuotas. Ir tai yra valstybės saugumo klausimas, kurio aš manau, kad migracijos tarnyba yra didžiausia grėsmė valstybės saugumui. Kaip jie dabar veikia? Penktadienį, pavyzdžiui, prie Giberni Vilniui, žmonės, kas būna penktadienis tenai, mato, kas ten darosi, kada aš praeidamas tenai, aš pasijaučiu, kad aš Libanone arba Sirijoje. Ja? Ir tai turi kreipti dėmesį į šitus. Dar vienas labai svarbus momentas, pabaigsiu. Dar labai svarbus momentas, kad kurstymas neapykantos tarp vietinių rusakalbių ir lenkakalbių su lietuviais, pats tas procesas labai kelia grėsmė nacionaliniam saugumui. Kodėl? Todėl, kad Rusija turės pretekstą ginti tos rusakalbius ir lenkakalbius. Tai mano manimu, kas turi vykti, tokie pasisakymai kaip Valinsko ir Ramanausko turi griežtai būti vertinami ir daromas turi būti smerkiamas. Dar vienas dalykas, ką turiu pasakyti, paskutinis, kad įdomiausia, kad ne viena politinė partija nepasmerkė tos pasisakymų. Nei teisėsauga, nei teismai, ne politinė partija. Reiškia galima. Vienintelis, ką tą padarė, Eduardas Vaitkus atsiprašė už tos veikėjus. Ir už ką aš labai dėkingas Eduardui. Nes man tai buvo svarbu žinoti, kad lietuviai yra lietuviai, kurie jaučiasi nepatogu dėl šitą ir jaučia
ta grėsmė nacionaliniam saugumui. Nes dėl šito dar vieną kartą pakartosiu, čia didžiausias prietiktas mūsų ginti, o man asmeniškai nereikia, kad manęs iš tenai gintų. Aš noriu, kad mano valstybė gintų mane ir mano šeima. Ačiū. Suteikime progą klausimams iš auditorijos. Taip, Bernas Brunalas Elta. Aš pareferuosiu tos etinius regis į pareiškimus, tiek čia neseniai nuskambėjusius, tiek anksčiau pasisakė Seimo pirmininkai ir kiti politikai kritiškai atsiliepia. Bet aš klausimą kitą turiu. Kadangi pakankamai išsamei sudėliojot savo programinius punktus, nemažai jų čia apžvelgėt, aš turiu galbūt labiau politinio elements klausimą. Na, nėra paslaptis, kad Sąrašas ir ponas Vaitkus priešakyje, nėra tas politikas, kuris būtų labai norimas koalicijoje, bent jau tokius statementus yra išsakę politinės partijos dalyvaujančios rinkimuose, galbūt netgi labiau šalinas negu Žemaitaičio. Šitiems visoms šitoms iniciatyvoms įgyvendinti, kaip jūs įsivaizduojate su ta koalicija, kokioje atsidūrėte, ar jūs sakysite priimti? Supratau. Tai jūs praklausėte turbūt pradžią, ką aš pasakiau, kad mes esam vienintelė nesisteminė politinė jėga. Tai natūralu, kad visos sisteminės, kurios pavadinkit kaip tik nori, jos privalo mūsų kratytis, nes mes esam kaip velniui kryžius. Jie tiesiog mūsų privalo bijoti, nes mes nesam sisteminiai. O dabar klausimas, ką mes galėsim padaryti patekę į Seimą. Tai visus, aš seniau sakydavau, Gabrielius Landsbergis, jeigu jisai pasakys, kad jis kovoja už Lietuvą ir jos nebepardavinėja, aš jam paspausiu ranką ir pasakysiu, kad mes esam bendraminčiai ir šitą kryptim mes galime dirbti. Bet kokios politinės jėgos, tos prostitučių politinės jėgos, kurios papuls į Seimą, jeigu jos darys darbus, kurie yra reikalingi Lietuvai, tai mes tuos darbus irgi lygiai taip pat darysime. Bet tik tai klausimas, ar jie darys. O kadangi jie nenusiteikia dirbti Lietuvos labui ir Lietuvos nepriklausomybės labui ir Lietuvos finansinės nepriklausomybės, jųgi sprendimu Lietuvos žmonės privalo badauti. Tai buvo politinis, o ne ekonominis sprendimas. Jų sprendimu buvo laikinai padidintas PVM mokestis, kuris tęsiasi kiek jau 10-15 metų. Tai visas jų sprendimas. Tai tokiem jų sprendimam mes toliau prieštarausim kategoriškai, o tai, kas yra Lietuvos labui, jeigu jie netikėtai supras, ką jie yra pridarę, jeigu jie atsiprašys, jeigu KGB sąrašus išviešinus mes pamatysime, kokie Glavnaje разведывательное управление generolai vadovavo Lietuvai, kokie šitos GRU karininkai ir dabar vadovauja Lietuvai. Jeigu jie sugebės atsiprašyti šitą išviešinus, tai mes paspausime ranką ir sakysime, po atgailos galim dirbti kartu, mes jumis norime tikėti. Dar turiu, jau laiko beveik nebeliko, bet tokį, nežinau, konceptualinio pobūdžio klausimą, ne? Jūs raginate ir sakote, kad reikia tartis su Rusija, kalbėtis su Rusija, tartis, kalbėtis su Rusija, reikia dėl Ukrainos konkrečiai dėrybas, bet dėl platesnių klausimų. Jūsų požiūrio kritikai ir oponentai sako, kad jūs arba naiviai, arba sąmoningai nesuprantate Rusijos režimo prigimties. Rusija jokių dėrybų nereikia, bet kokias dėrybas ar nuolaidas ar taikos signalus suprantate kaip kvietimą tolesniai agresijai, nes tai yra toks režimas tiesiog. Galiu atsakyti iš karto. Taip, prašau. Tai kai aš pakartoju Angelos Merkel žodžius, kad reikia sėsti prie taikos visoje Europoje dėrybų stalo kartu su Rusija. Tai jūs dabar sakot, čia yra Rusijos propaganda. Kai aš pakartoju, jūs sakot, kad tai yra tokia mintis, yra vis tiek Rusijai, nes jinai šito nesupranta. Angela Merkel šitą supranta? Aš suprantu, o jūs sakot, ne, tai yra blogai. Kai prieš 2 dienas Robertas Kennedys irgi paaiškino, kad natūralu, kad Rusija turėjo pradėti karą Ukrainos teritorijai, nes Amerika taip elgėsi.
Tai jūs sakote, kad ne, čia yra Rusijos propaganda. Kai Trumpas kalba tą pačią linkme, tai sakot, ne, kai Vaitkus pasako, kad jis pritarė šitom mintim, nes jos yra teisingos. Bet jūs iškreiptam pasaulio vaizde, kurį sukūrėt, kai jūs cenzuruojat ir neleidžiat vienos informacijos pamatyti ir negali žmogus susidaryti pilno vaizdo, o kodėlgi prasidėjo tas karas? O kodėl tas karas neprasidėjo, kai buvo NATO susitikimas Rumunijoje ir kai Angela Merkel pasakė, Ukrainos priėmimas į NATO būtų karo paskelbimas Rusijai. Mes dabar paskelbėm karą Rusijai ir jūs sakot, taigi Rusija kalta, nes jinai kariauja, nes jos politinė valia ir buvo nebenusileisti. Tai mano pagrindinė mintis, jeigu mes, ir aš privalau sakyti, mes privalome pripažinti lygias teisės Rusijai, kaip ir Lietuvai, kaip ir visai Europoje. Ir tada sėskime ir susitarkime ir be karo galim pasiekti taiką. Mūsų pagrindinė tų sisteminių politinių partijų mintis, taiką reikia pasiekti po to, kai nugalėsim Rusiją. Aš sakau, jūs bepročiai. Ačiū už programos ir pasaulio vaizdo pristatymą Lietuvos liaudies partijos sąraše esančiam Eduardo Vaitkaus sąrašui. Sėkmės. Ačiū.